merginos užsukusios į mano kanalą. Iš tikrųjų, pasitikdama 2016 metus, aš susidariau nemažą tikslų ir planų sąrašą, ką galbūt norėčiau koreguoti, ką galbūt norėčiau pakeisti, ką galbūt norėčiau išbandyti arba tęsti 2016 metais savo gyvenime, buityje, darbuose ir panašiai. Tai vienas iš mano tokių užsirašytų aspektų, ką aš norėčiau koreguoti, tai yra laiko planavimas ir organizavimas. Ir aš pagalvojau, kad visai norėčiau pasidalinti savo atradimais ir, tarkim, susikurta tokia mini sistema, kuri man padeda laikytis to pažado ir galbūt kažkokia viena iš šių idėjų galbūt tiks jums arba patiks arba sukels kažkokių tai nežinau, įkvėpimo ar kažkas panašaus tiesiog organizuojant savo gyvenimą. Tai aš norėčiau pasidalinti tai, ką aš pritaikau, kas man padeda išlikti organizuotai ir ką aš radau, kas veikia ir kas neįkalina manęs arba neperspaudžia ir panašiai. Tai, žodžiu, aš išskyriau tokius 5 mano mėgstamus, top 5 mano mėgstamus aspektus, į kuriuos aš stengiuosi kreipti daugiau dėmesio ir kurie man padeda ir veikia. Tai pirmasis dalykas, tai yra planas kiekvienai dienai. Ir tikrai nekalbu apie, nežinau, darbų susirašymą nuo 8 iki 8 vakaro, kas valandą, ką aš veiksiu, kur sėdėsiu, kaip valgysiu, kiek gersiu vandens ir panašiai. Aš žinau save ir mane tokie dalykai veikia priešingai. Jeigu aš per daug save užspaudžiu ir surašau tikslias net valandas, ką daryti, aš žinau, kad man asmeniškai tai mane veikia priešinga linkme ir aš tuomet kažkodėl tai jaučiuosi kaip kalėjime ir pradedu nesąmoningai prieštarauti savo pačios planui. Taigi aš žinau, kad tas planas manęs gali neveikti, todėl aš pradėjau rašytis minimalius, tarkim, kažkokius tai dienos planus arba darbus būtent kiekvienai dienai. Ir tai man padeda ne tik išlikti, tarkim, teisingai savo atliekant ir organizuojant dieną, bet kartu ir padeda išlaikyti tą balansą tarkim, darbo dienų ir laisvadienių. Nes tikrai būna laisvadienių, kada praleidžiu juos, tarkim, tik su pižama vos ne lovoj, arba prie stalo ir grįžtant į lovą, arba prie kompiuterio. Ir tas kiekvienos dienos kažkokio tai plano pasirašymas minimalus, tarkim, paskirimas keletos darbų, man padeda išlaikyti tą balansą ir padeda jaustis organizuotai, tačiau neįstato į kažkokius rėmus. Tai tarkim, net per laisvadienius aš mėgstu pasiskirti kažkokius darbus, pavyzdžiui, manikiūras arba pedigiūras, arba, tarkim, nežinau, padaryti deep cleaning namuose, arba, kažkokius tokius darbus, kurie, tarkim, neužimtų visos dienos, tai nebūtų įstatymas rėmus, aš vis dar jaučiausi, kad aš turiu tenai laisvę rinktis, bet kartu ir aš turiu kažkokį įsipareigojimą daryti. Tai tas minimalus įsipareigojimas kiekvienai dienai man tikrai padeda ir aš jaučiuosi organizuotiškesnė. Tai ką aš stengiuosi propaguoju daryti, tai atsikėlusi visada stengiuosi susikurti tokią aplinką, kuri būtų man darbinga ir kuri mane nuteiktų organizuotiškiau arba darbingiau. Tai aš stengiuosi atsikėlus visada pasikloti lovą, susitvarkyti, tarkim, darbo kambarį, darbo stalą, susitvarkyti viską aplink kompiuterį, nusivalyti dulkes, jeigu matau, pasilaistyti gėles, nežinau, įsivirti arbatos, pasidėti šalia, surinkti visus išmėtytus kažkokius daiktus, tiesiog susikurti tą iš karto atmosferą tvarkingą, visą laiką pasikeisti, tarkim, drabužius iš pižamos į kažkokius kasdienius arba patogesnius, bet stengiuosi nevaikščioti su pižama, tarkim, visą dieną, nes aš žinau, kaip to mane veikia, žinau, kad aš tuomet norėsiu galbūt šiltai kokį filmą pasižiūrėti ar kažkas, o tarkim, kažkokie darbai manęs laukia. Tai tas tvarkingos aplinkos sukūrimas tikrai padeda nusiteikti darbingiau ir tikrai padeda palaikyti tą organizuotumą. Trečias dalykas, apie ką noriu pašnekėti, tai yra darbo kalendoriai. Ir darbo kalendorius tai aš naudoju tikrai labai ilgą laiką,
Bet ką aš dažniausiai naudodavau, kas puikiausiai veikia, tai yra paprasčiausiai atspausdinami kompiuterių darbiniai kalendoriai, tiesiog ant A4 formato. Aš galiu palikti iš tikro po video nuorodą, kur aš dažniausiai rinkdavausi, rinkdavausi mėnesinius arba savaitinius kalendorius, kuriuos aš spausdindavausi visiškai nemokamai. Galima juos pasikeisti pagal save, galima išdėliojimą, ar statmenai, ar horizontaliai, ir šiaip, tarkim, ar norit kažkokių eilučių prie kalendoriaus. Tai, žodžiu, paliksiu nuorodą, kur aš visą laiką siųsdavausi ir aš kuo puikiausiai naudodavausi va tokiais va kalendoriais. Man patikdavo tai, kad aš visą laiką pasilikdavau kažkokią tai vietą būtent užrašams tos savaitės arba to mėnesio, tiesiog kažkokios idėjos, ką aš galbūt norėčiau pasižiūrėti ar panašiai, neįdedant to į specialias dienas, o visas kitas likusias dienas aš mėgdavau susiorganizuoti tiesiog spalvom, susirašyti savo darbus arba vizitus kažkokius, kur turėčiau apsilankyti ir ką padaryti ar apmąstyti. Ir šiais metais aš pradėjau jau naudoti, man į rankas papuolė labai gražus, džiaugsmo ir laimė vadinasi, darbo kalendorius, tas oficialus su viršeliu ir, žodžiu, vartomas. Ir tai va, šiais metais aš naudoju jį tokį ir tinka iš tikrųjų bet kokią formą. Tai kas dar nebandė darbo kalendorių, tikrai pabandykit. Sakau, tikrai nereikia rašytis ten nuo A iki Z kiekvieną dieną, nuo ryto iki vakaro, ką veikti, bet pasirašyti minimaliai tą darbo kalendorių, ką turi, tarkim, kažkokius kertinius darbus, ką tikrai būtų smagu per savaitę nuveikti. Ir va tokį darbo kalendorių tai puikiausiai galima nešiotis rankinėje, jeigu kyla kažkokia idėja, arba pasižiūrėti, ar tu galėsi tą dieną ar nesusitikti su drauge. Tai, žodžiu, arba toks paprastas, visiškai nieko nekainuojantis stalinis kalendorius tikrai padeda palaikyti organizuotumą. Tai, žodžiu, trečiasis dalykas tai buvo. Ketvirtasis dalykas yra pats mano mėgstamiausias ir aš manau, kad pačią didžiausią įtaką padaręs mano gyvenime, tai yra meniu planavimas savaitei. Tai, žodžiu, aš meniu planuoju kiekvieną sekmadienio vakarą grįžusi namo vakare, tiesiog turiu paprastą užrašų knygutę iš kažkokios parduotuvės, gal už eurą, tiesiog elementariausią knygutę ir ranka rašausi savaitės dienas, ką valgysim pietum, ką vakarieniai, o kitą puslapį pasiėmus susirašau, tuo pačiu rašydama rašausi pirkinių sąrašą. Tai, žodžiu, aš planuoju nuo pirmadienio iki sekmadienio visą meniu, tai yra pietus, vakarienė, pusryčius aš praleidžiu, nes mes pusryčius dažniausiai turim savo pomėgtus ir per daug jų labai nekaitaliojam ir tai jie per daug nesikeičia, tiesiog žinau, kokių produktų tam reikės. O pietus ir vakarienė, aišku, visą laiką norisi palaikyti kažkokius skirtingus, kažką naujo išbandyti. Tai, žodžiu, šitam planavimui aš pasitelkiu savo mėgstamiausią Pinterest, kur yra milijonas įvairiausių receptų, įvairiausių idėjų ir meniu savaitėj suplanuoti man užtrunka kažkur gerą pusvalandį, jeigu aš noriu kažkokių tai įdomesnių receptų pasibandyti ir tuo pačiu metu užsirašinėju dar tuos receptus, bet meniu planavimas užtrunka tikrai neilgai, sakau, maksimum pusvalandį, o jeigu pažįsti save ir pradedi įpranti planuoti, tai dar trumpiau, nes tu tiesiog žinai, kas tau skanu, ką tu mėgsti ir panašiai. Ir, žodžiu, tai užtrunka, kaip sakau, pusvalandį, bet iš tikrųjų tai išgelbė labai daug laiko ir pinigų, nes visų pirma, ką man padėjo sutvarkyti meniu planavimas, tai yra impulsyvius pirkimus ir impulsyvius valgymus. Nes tikrai būna dienų, kada važiuoji po darbo pavargęs ir tu galvoji, o Dieve, o ką mes dar šiandien valgysim vakarienei, ką čia sugalvot, o net nežinau, ar ko nors yra šaldytuve. Tuomet stoji į parduotuvę, tuomet nusipirki šūdų, tuomet valgai šūdus, tuomet savęs nemėgsti, o Dieve mano ir taip toliau, kaip aš čia maitinuos, kitą dieną vėl viskas iš naujo, tu grįžti iš darbo pavargęs, žodžiu. Tai gali tapti toksai užburtas ratas ir tai sukelia papildomų problemų, kurių tikrai visiškai gyvenime nereikia. O kai aš pradėjau planuoti dieną iš dienos, ką mes valgysim tą savaitę, tu tiesiog įpranti ir tu atsikeli ryte, pasižiūri, atsiverti meniu, žinau, mes šiandien valgysim tą ir be jokių nervų ir mąstymų ir be jokių impulsyvių nesąmonių pirkimų arba pinigų leidimų, tu tiesiog laikaisi savo dienotvarkės. Ir ką mes dar darom šeimoje dėl šito plano, tai mes darom savaitinius apsipirkimus. Tarkim, kiekvieną pirmadienį mes važiuojame apsipirkti grinai tai savaitį mano sudarytą meniu maistą
ir vien dėl to visos savaitės metu nebereikia stoti į parduotuves, pirkti kažko, ten vakarieniai, kitos dienos pusryčiam ar panašiai. Tai patikėkit manim, kas išbandė, žino, kas dar nebandė, sutaupysit labai daug pinigų. Nes dažniausiai tos pinigus išleidžiam impulsyviem nesąmonių pirkimam. Tai žodžiu, meniu sudarimas, pasitelkiant, sakau, aš pasitelkiu visą laiką Pinterest arba mėgstu keletą receptų, tarkim, blogus, kuriuos galiu palikti apačioje, ką mėgstu naršyti, kas turi daug sveikų patiekalų, gali pasiplanuoti, išbandyti naujoves ir tiesiog, sakau, nereikia po tos savaitės bėgė lakstyti po parduotuves ir leisti pinigus nesąmonėms. Tai žodžiu, meniu planavimas yra pats nuostabiausias dalykas pasaulyje, kas dar nebandė ir kas savarankiškai gyvena ir savarankiškai gamina pietus ir vakarienės, tai būtinai išbandykit. Ir paskutinis dalykas, apie ką aš norėčiau trumpai paplepėti, tai yra tam tikrų darbų paskirimas tam tikrą savaitės dieną. Tai žodžiu, nuskambėjo labai sudėtingai, bet esmė tame, kad, tarkim, kaip ir minėjau, kiekvieną pirmadienį mes darom apsipirkimą savaitei maisto, tai savaitės meniu supirkimą ir aš esu pasiskiršiusi savaitės dienas, tarkim, ką aš veikiu tam tikrom savaitės dienom. Tarkim, pirmadienis visą laiką, kaip minėjau, apsipirkimas, pirmadienis aš visą laiką, tarkim, keičiu patalynę namuose, pirmadieniais, ketvirtadieniais aš tepuosi veidą ir kūną savaiminį įdegį, tokius, aišku, kai kurie juokingi tie planavimo dalykai, bet pavyzdžiui, mane jie gelbėjo, nes lygiai tas pats yra su sportu, aš nežinau, kaip sportuojančiam žmonėm, gal kiekvienas mes turim savo sistemą, bet pavyzdžiui, man labai gelbsti susidėliojimas, ne kad eisiu 3 kartus per savaitę, žiūrėsiu, kuriom dienom aš ten geriau jausis. Man tai neveikia. Man veikia, pavyzdžiui, jeigu aš žinau, kad aš eisiu, tarkim, pirmadienį, antradienį ir ketvirtadienį, tarkim, tas dienas susidėlioju tą savaitę ir man žymiai yra lengviau, nes aš žinau, kad man reikia, nes aš taip susiplanavau, o ne kad ar aš noriu, ar aš čia gerai jaučiuosi, ar aš biškį tingiu. Tai žodžiu, tas dienų išdėliojimas, darbų dienų išdėliojimas tam tikrom savaitėm padeda išlikti organizuotam ir kartu padeda žinoti, ką tu kada veiksi ir tavęs nespaudžia, nekankina tos abejonės, ar čia kada reikės padaryti, ar čia bus ta nuotaika, ar nebus. Tu žinai, kad tau reikės padaryti tą ir tą tikrą dieną. Tai žodžiu, pabandykit tokį metodą, man jisai, sakau, tikrai padeda, aš paskirstau, aišku, tikrai ne daugybę darbų, bet kažkokius dalykus, kuriuos aš mėgstu daryti, paskirstau tiesiog savaitės dienom, kad nebūtų taip, kad viena diena žiauriai darbinga, o kita diena nieko nenoriu veikti, nes vakar žiauriai pavargau, nes nusprendžiau, kad reikia 3 milijoną darbų padaryti. Tai sakau, neperspaus savęs. Tai tokie yra mano 5 planavimo gyvenimo principai. Tiesiog aš juos pradėjau naudoti kurį laiką, naudoju ir man tikrai jie veikia ir aš jaučiuosi ramesnė, aš jaučiu, kad mano gyvenime atsirado šiek toks ritmas teigiamas, kuris man tikrai padeda ir nestresuoti ir labiau savimi didžiuotis, kad aš kažką padarau ir kažkokius darbus nuveikiu. Ir lygiai taip pačiai padeda geriau planuotis laiką ir geriau skirti laiką tam tikriems dalykams, kuriuoms man galbūt iki šiol trūko. Tai va, tikiuosi, kad kažką gavot iš mano video, kad kažkokie patarimai, tarkim, arba mano metodai galbūt tiks jums, galbūt norėsit išbandyti, galbūt kažkam prieštaraujat. Žodžiu, labai tikiuosi, kad paliks kažkokį poveikį tiems, kurie žiūri. Ir kągi, susitiksim mano kitam video. Iki.